tai vis dėlto ką pavyko išspręsti? Gal pirmiausia apie pačią problemą, dėl ko skundžiasi kurtieji ir kaip ją galima spręsti? Problema yra ta, kad Lietuvoje yra 6000 kurčiųjų ir 40 000 yra neprigirdinčių. Ir jie iškėlė problemą, kad trūksta televizijos laidų, kurie galėtų suprasti. Tai pirmiausia dėl vertimo kokybės, dėl langelio dydžio, tai čia pasižadėjo LRT spręsti, aš už juos dabar kalbėti nenoriu, bet LRT direktorius, generalinis direktorius iškėlė irgi įdomią mintį, kad titruoti filmus ir rodyti, reiškia, su gestų kalba laidas, tai turėtų ne tik tai LRT, turėtų ir komercinės televizijos į tai įsijungti, kadangi ten irgi yra laidos, kurios yra įdomios kurtiesiem neprigirdintiems. Tai Seimo pirmininkė sutiko su tuo ir bus inicijuojamos įstatymo pataisos visuomenės informavimo priemonių įstatyme, kad būtų, reiškia, ir kitos televizijos įpareigotos tam tikrą procentą. Čia aišku, dar reikės su joms susitikti, kalbėtis, derintis, kad irgi tam tikrą laidų kiekį titruotų, o kai kurias gal netgi galėtų rodyti ir su gestų kalba. Tai galvojam artimiausiu metu inicijuoti pasitarimo, po to atitinkamas įstatymo pataisas. Mes kaip bendrasis pagalbos centras susidurime su tokia problema, kad turime priimti pagalbos prašymą, bet yra keletas tokių ir techninių ir organizacinių problemų. Tai kurtieji visada, kurčiųjų asociacija kalba apie tai, kad jie nori turėti galimybę vaizdo skambučiams perduoti pagalbos poreikius. Mes kalbam apie tai, kad tai nėra pagrindinė problema vaizdo skambučiai. Aišku, tai irgi užtrunka, nes tai yra ir techniniai klausimai, ir finansiniai susiję klausimai, bet yra ir organizacinė pusė, kas tuos skambučius galės atpažinti ir kaip bus sprendžiamas gestų vertėjų klausimas, nes tai yra esminis mums klausimas. Tai yra techninė pusė ir vertėjų pusė. Tai manom, kad šitoje vietoje turi būti bendradarbiavimas, bet kokiu atveju tiek tarp bendro pagalbos centro, neįgaliųjų reikalų departamento ir pačios asociacijos. O sakykite, o SMS žinutėmis tokių nėra galimybė susisiekti, kad jūs reaguotumėt raštu? Yra ir šiuo metu tas veikia, tačiau tai nėra efektyviausias būdas ir patys neįgalieji sako, kad jiems reikia kitokių priemonių. Na ir kalbėjom apie tai, kad ką mes galim greituoju būdu padaryti. Tai pirmiausia, mes turėtumėm gauti tų žmonių duomenų bazę, kad žinotumėm apskritai kiekvieno žmogaus telefoną, vardą, pavardę, koks yra pagalbos poreikis, kurio yra gyvenamoji vieta, kad tylaus skambučio metu mes tiesiog jau galėtumėm žinot, kad tai yra būtent tas asmuo, kuris turi tokią negalią. Tai yra greičiausias sprendimo būdas. Antras kelias tai yra, aišku, spręsti tą vaizdo skambučio klausimą techninį. Tai šiai dienai ruošiamas kitą metą įgyvendinti.
ar ne? Kokius klausimus aptarėte su kurčiaisiais, ar pavyko prieiti kažkokio tai bendro sprendimo ir pareigūnai čia matėm dalyvavo? Taip, tai du pagrindiniai klausimai buvo, tai dėl televizijos laidų ir dėl titravimo ir vertimo į gestų kalbą. Ir dalyvavo LRT direktorius Audrius Aurisevičius ir švietimo komiteto pirmininkas. Ir antras klausimas tai buvo dėl 112 pagalbos. Ir noriu tikrai pasidžiaugti, kad ir kurtieji padėkojo pareigūnams ir ministerijos atstovams už labai gerą požiūrį ir tai, kad problemų sprendimas visada juda į priekį ir tai yra tikrai džiugu girdėti iš jų. Ką planuojate vis dėlto, kaip padėti kurtiesiems dėl programų, dėl titravimo? Ar tikrai LRT tik turės imtis šitos misijos ir dabar ją vykdo, ar ir komerciniai mes kažką tai girdėjome? Aš galbūt pradėsiu nuo to, kad kurtieji yra mūsų Lietuvos Respublikos piliečiai ir mūsų įstatymuose įrašyta, kad kurčiųjų kalba yra gestų kalba, valstybinė kalba. Todėl mes, kiek leidžia galimybės, valstybė turime užtikrinti prieinamumą informacijos. Ir kaip ir pažymėjo kurtieji, jeigu Lietuva sudaro tik 6% nuo visų nuo viso tinklelio, tai yra labai mažai, nes kitose valstybėse siekia net iki 60%. Todėl mes turime ieškoti sprendimo kelių ir šiandieną taip pat mes aptarėme tas probleminės dalis ir kalbėsimės ir su susisiekimo ministru, kad būtų galimybė vis dėlto atitinkamą programą, apie kurį minėjo LRT vadovas, sukurti, panaudojant ir europinės lėšas. Ir tikrai čia manau, kad galimybių gali būti ir turi būti rasta. Ir tada ir LRT, ir kitoms televizijom būtų lengviau, jeigu mes turėtumėm bendrą programą tą atliekant. Ir buvo išsakyta daug tokių jautrių klausimų ir dėl laidų, ir dėl pasirinkimo, ir visa kita. Labiausia, kur tie akcentavo, kad nėra dialogo, nėra bendravimo su LRT. Tai tikiuosi, kad direktorius girdėjo, tie klausimai bus aptarti pas juos ir mes judėsime į priekį. Ar įstatymų numatoma įpareigoti televizijas? Buvo kalbėta ir apie šį klausimą, tai mes su komiteto pirmininku nutarėm peržiūrėti įstatymus, kuriuose galima būtų padaryti pataisas. Ir susikviesime ir komercinių televizijų vadovus pokalbių ir ką jie galvoja, kokios būtų galimybės. Tai nereiškia, kad visas laidas, bet pavyzdžiui filmus, kuriuos rodo titruoti, galbūt būtų galimybė. Yra televizijos, pavyzdžiui, TV3, kuri savo iniciatyvą irgi daro įvairius darbus, kurie pagelbėjo kurtiesiems.